Šiandien mano rankose brigė. Brigė Ajo Navalė. Ką išvertus į lietuvių kalbą reikštų karinio laivyno aviacija. Tai jau aišku, kad laikrodis pagamintas karo lakūnams. Ir žinot, visada yra malonu prisiliesti prie istorijos, prie 250 metų istorijos, o tiek metų brigė gamina laikrodžių, tu tampi kaip ir tos istorijos dalimi ir tikrai ne kiekvienas gamintojas gali pasigirti tuo, kad jų laikrodį, pavyzdžiui, nešiojo Napoleonas. Iš tiesų, brigė pradėjo gaminti chronografus vieni pirmųjų ir tik tai gerokai vėliau jau atsirado labai panašus chronografai Breitlingo, Zinn, Bell & Rouse, 4 Hz dažnio mechanizmo. Mechanizmas yra brigė 582 kalibro, kuris yra iš tiesų Lemania 1350 prototipas su kai kuriais patobulinimais, bet iš ties Lemania buvo vienas pirmųjų kalibrų, kurie jau buvo atidirbti, netgi buvo naudojami Omegos laikrodžiuose, Ebel, net ir Tissot naudojo šituos mechanizmus dėl jo tiesiog tikslumo, patikimumo, paprastumo aptarnavime, nes vėlgi tokia ilgametė istorija brigė leido tiesiog atidirbti viską iki mažiausios detalės, ištaisyti visas klaidas. Tai kaip minėjau, laikrodis yra chronografas, turi 48 valandas eigos rezervą, automatinis mechanizmas, 100 metrų apsauga nuo vandens. Žodžiu, laikrodis tobulas, žiūrint iš visų pusių, tiesiog nebūtų prie ko prisikabinti ir juolab, kai tu žinai, kad visi tie skaičiai liuminescencinė medžiaga buvo išpiešti rankų pagalba. Jo, iš tiesų prisilieti prie istorijos. Turėti tokį daiktą gali jau žmogus, kuris nori save išreikšti, nebijo parodyti, kad supranta apie laikrodžius, supranta apie mechanizmus. Kai mes kalbam apie brigė, mes jau nekalbam apie kainą, mes jau nelyginam, už kiek tu gali parduoti vėliau, mes nekalbam apie investiciją, mes kalbam tiesiog apie savo vidinį aš, apie tą ramybę, apie tai, kad tu supranti, ką tu turi. Tai stovėti ramiai, šypsotis, kai kas nors kalbės apie Rolexus ir Hublot, nes tu tiesiog turi brigė. Tai va, tokį laikrodį mes turim pas save, kviečiam jį pasižiūrėti.